anthem of Lithuania, Litvania Mylimarsha. Labas sekmadienį visiems krepšinio aistruoliams, sveiki atvykę į Izmirą. Antrą dieną iš eilės TV3 televizija kviečia jūs į pasaulio krepšinio čempionatą Turkijoje. Kęstutis Kemzūra jūsų ekranuose, o prieš tai jūsų ekranuose buvo startinis Lietuvos rinktinės penketas. Jeigu šios transliacijos režisieriai neapsirinka, jeigu viskas išrašyta iš techninio protokolo, šiandieną Kęstučio Kemzūros sprendimu vidurio puolėjo pozicijoje rungtynes pradeda startinėme penkete Tadas Klimavičius, Lietuvos komandos penketas. Be jo atrodo taip: Mantas Kalnietis, Jonas Mačiulis, Martynas Gecevičius ir Linas Kleiza. Robertas Jevtokas apšilinėjo šios dienos rungtynėse, atrodė taip, tarsi jam nieko nebūtų atsitikę, tačiau ko gero situacija yra tokia, kad Robertas Jevtokas pasirodys šios dienos mače ir žais jame, jeigu to labai reikės. Jeigu neprireiktų, ko gero Lietuvos rinktinės kapitonai ir pagrindiniai vidurio puolėjai, gydytojai ir treneriai nuspręstų ir norėtų pataupyti, juo labiau, kad rytoj yra laisva diena ir per tas porą dienų galbūt koja Roberto Jevtoko, kuri buvo išsukta vakar rungtynių pradžioje, pasitaisytų dėl to, kad trauma nėra tokia didelė. Ir dar lieka šiek tiek daugiau nei minutė iki transliacijos pradžios, maža reklaminė pauzė ir mes pradedame šias rungtynes. Linas Kleiza, vakar dienos rungtynių didvyris ir lyderis Lietuvos rinktinėje, be jokių abejonių, 27 taškai, 8 atkovoti kamuoliai. Tokia buvo Lino Kleizo statistika, ne veltui jis ir buvo tas krepšininkas, kuris praleido aikštelėje daugiausia laiko Lietuvos rinktinėje, nors Lietuvos komandoje vakar žaidė net 11 žaidėjų ir nepabuvojo aikštelėje tik tai Martynas Andriškevičius. Tiesa, Robertas Jevtokas gavo traumą anksti, buvo tik tai 4 minutės, Renaldas Seibutis irgi sužaidė tik tai 6 minutės ir po to visam laiko atsisėdo ant suolo, tačiau visi kiti žaidė. Tuo tarpu Kanados komanda, kuri vakar galinėjosi su Libano rinktinė ir galiausiai pralaimėjo jai, iš esmės žaidžia šešiese. Na ką galima būtų pasakyti apie Kanados rinktinę? Pradėkime nuo to, kad tai yra sunkiai nuspėjama ir jauna komanda. Jau pasirengimo cikle galima buvo matyti banguojantį jos žaidimą, 2 pergalės prieš Kinijos rinktinę, po to tai yra 1 pergalė prieš Kinijos rinktinę, po to 2 pergalės prieš prancūzus. Tada pralaimėjimas graikams neįtikėtinų 74 taškų skirtumų, tada netikėta pergalė prieš serbus ir galiausiai pralaimėjimai slovenams, Argentinai, Turkijai, Libanui ir Libanui Kanada pralaimėjo ir vakar startinės pasaulio krepšinio čempionato rungtynės, nors pirmavo 3 jų kelnius. Taigi Lietuvos rinktinė pradeda šį mačą turėdama 1 pergalę savo sąskaitoje, niekas iš jos neatims, taigi jau turime tiek pergalių, kiek iškovojame per visą čempionatą Lenkijoje čia. Bet reikia dar bent poros, kad būtų galima užsitikrinti vietą atkrintamose varžybose. Tai yra pasaulio krepšinio čempionato aštuntfinalį, o tada žinoma galima bus galvoti ir apie kuo geresnės vietas. Prasideda šios dienos rungtynės, varžovų komanda atsikovoja kamuolį ir gauna bloką, kurio autorius yra Tadas Klimavičius. Tačiau tai yra tik tai 5 sekundės Kanados rinktinės atakos, dar 19 varžovai turi ir jų startinis penketas šios dienos rungtynėse yra toks. 4 numeris Jermainas Andersonas, pagrindinis komandos žaidėjas, dabar jis su kamuoliu, Andis Rautinis, Aaronas Dorenkampas,
Levonas Kendulas ir Joelis Antonis. Varžovai atsikovojo kamuolį po savo netaiklaus metimo. Dorian Kempas iš 3 taškų zonos, taiklus jo metimas iš toli ir Kanados rinktinė išsiveržė į priekį. Na, vakar mes kalbėjome apie tai, kad Naujoji Zelandija yra snaiperių rinktinė, tačiau ko gero galima būtų pakalbėti apie tai, kad Kanados rinktinė taip pat tritaškius naudoja kaip vieną iš pagrindinių savo ginklų. Mantas Kalnietis, netaiklus jo metimas, atkovoja kamuolį Tadas Klimavičius. Išmuštas kamuolys, tačiau Lietuvos rinktinė tęsia ataką, nors pražangos ir nėra. Taigi vakar kanadiečiai metė net 33 taškių. Lietuviai, pavyzdžiui, metė tik tai 16 ir Kanados rinktinė pataikė 10 tritaškių. Klaida. Perdavimas skersai aikštės, dovanėlė varžovams, šiek tiek pavyksta tą klaidą atitaisyti. Mantas Kalnietis išmuša kamuolį į užribį, bent jau greita varžovo ataka buvo sustabdyta. Greitas žaidimas taip pat yra tas žaidimas, kurį mėgsta Kanados rinktinė. Ji taip pat, kaip ir Lietuvos komanda, norėtų apsiginti ir iš karto ilgų greitų perdavimų suregzti ataką. Kendalas prieš Joną Mačiulį, jo metimas iš vidutinio nuotolio taiklus. Ir žinoma, pradžia rungtynių taip pat yra labai svarbi. Vakar nepavyko Lietuvos rinktinei atitrūkti, tačiau taip pat Lietuvos krepšininkai neleido atitrūkti ir varžovams. Ir šiandieną reikėtų bent jau pakartoti tą scenarijų. Varžovai pradeda. Startų 5-0. Laisvas, visiškai laisvas Martynas Gecevičius. Niekas jo nedengia ir nėra ką apkaltinti dėl netaiklaus metimo čia. Ir Mantas Kalnietis prieš tai metė iš toli, būdamas visiškai laisvas. Rautinis meta užmindamas tritaškio liniją, tačiau Kanados rinktinė ir toliau tęsė savo puikią šios dienos mačo pradžią. 7-0. Kanadiečiai neturi problemų puolime. Lietuvos rinktinė tarsi ir neblogai susikūrė progą savo metimams, tačiau tik tai dabar pavyksta pirmą kartą pataikyti. Tadas Klimavičius atidaro Lietuvos rinktinės taškų sąskaitą. 2-7 po Tado Klimavičiaus metimo. Jonui Mačiuliui vos nepavyksta perimti kamuolio. Endis Rautinis. Klysta Endis Rautinis ir gaila, jog nepavyko iš karto įmesti kamuolio į priekį dabar Martynui Gecevičiui. Pražanga prieš jį. Endis Rautinis, žinote, jog šis vyrukas turi lietuviškos kilmės, kaip ir jo tėtis Leo Rautinis, stovintis už Kanados rinktinės vairo, tačiau ko gero protekcijomis jokiamis čia nekvepia dėl to, kad Endis Rautinis pats įrodinėjo, jog yra geras krepšininkas, pabaigė Sirakūzų universitetą ir jau turi garantuotą kontraktą su New Yorko Knicks komanda. Problema Rautinio yra ta, kad jis buvo gavęs traumą prieš pat pasaulio krepšinio čempionatą ir iš esmės paskutinės pusantros savaitės nesitreniravo ir atvyko čia tiesiai į Turkiją. Vakar jis pelnė 10 taškų. Rezultatyviausias vakar buvo Joelis Antonis. Tai yra 15 Kanados numeris, pagrindinis jų vidurio puolėjas, jis pelnė 17, 13, įmetė 8 numeris Denkimas Braunas, taip pat pavojingas krepšininkas, kuris taip pat gali pridaryti nemalonumų Lietuvos rinktinės gynybai. Na, o dabar Mantas Kalnietis įmeta kamuolį Tadui Klimavičiui, Tadą Klimavičių varžovai blokuoja, varžovų priekinė linija yra tokia atletiška ir netaip lengva iš tikrųjų ją yra pralaužti. Reikia žaisti gudriai su Kanados rinktinė. Mantas Kalnietis žaidžia drąsiai, tačiau vėlgi tas reidas nesibaigia taikliu metimu. Lietuvos rinktinė nesumažina skirtumą, pralaimi 5 taškais ir dar pražanga Tadui Klimavičiui, o čia blokas. Ir čia taip pat liečia Manto Kalniečio mestą kamuolį Joelis Antonis, rungtyniaujantis Miami Heat komandoje. Galbūt ne tiek pavojingas yra šis krepšininkas mūsų baudos aikštelėje, tačiau savoje jis tikrai patikimai karaliauja ir ne tik nusiminėja kamuolius, bet ir gali štai taip blokais stabdyti metimus. Laimė išsisuka dabar kamuolys iš lanko. Nedaug trūko, jog Endis Rautinis būtų pataikęs, o štai Jonui Mačiuliui taip pat nepavyksta. Tritaškiai ir toliau nekrenta, nekrito vakar. Lietuvos rinktinė pataikė 4 metimus iš 16, nekrenta tolimi metimai kol kas ir šios dienos rungtynėse. Ir tai yra apmaudu dėl to, kad Kanados rinktinė leidžia mesti Lietuvos rinktinės snaiperiams. Leidžia ir netgi tarsi provokuoja jos. Daug labai erdvės prie tritaškio zonos, nedaug tos erdvės baudos aikštelėje. Vakar agresyvus žaidimas būtent baudos aikštelėje Lietuvos komandai davė dividendų dėl to, kad Naujosios Zelandijos priekinė linija buvo žymiai silpnesnė fizinė prasme. Tarpu su Kanados komanda viskas yra kitaip ir šiandieną būtų labai gerai pradėti pataikyti tiek iš tolimesnių nuotolių, tiek ir iš vidutinių distancijų, o varžovai taip pat turi krepšininkų, kurie gali
pataikyti, dar kartą meta ir dar 2 taškus pelno Lemonas Kendulas, krepšininkas, kurio ūgis yra 2,9 m ir kuris kaip tik dabar tą savo svorį ir išnaudojo, žaisdamas prieš Liną Kleizą. Linas 6 cm už savo tiesioginį oponentą aikštelėje yra mažesnis. Išmuštas kamuolys Jonui Mačiuliui iš rankų, be pražangos. Ir žingsniai, ačiū Dievui, žingsniai, varžovai klysta, nors progą turėjo gerą. Lietuvos komandos žaidimas, Lietuvos komandos puolimas kol kas buksuoja šios dienos mačo pradžioje. Ir vakar po pergalės prieš Naujosios Zelandijos rinktinę Kęstutis Kemzūra sakė, jog pergalė yra gerai, bet pasitempti ir taisyti tikrai yra ką. Pirmiausia, tai yra kova dėl atšokusių kamuolių, taip pat puolimas prieš zoninę gynybą, taip pat žinoma tritaškių pataikymas, kuris vakar buvo tik tai 25%, taip pat baudų pataikymas, kuris vakar buvo tik tai 63%. Na ir dabar po Manto Kalniečio dvitaškio Lietuvos rinktinė mažina varžovų persvarą iki 5. Jermeinas Andersonas į baudos aikštelę, Linas Kleiza prieš jį. Sudėtingas Jermeino Andersono metimas, baigiantis atakai skirtam laikui, tačiau pataiko Jermeinas Andersonas. Martynas Gecevičius, ilgas perdavimas jam į priekį, palaukia komandos draugų. Martynas Gecevičius, Linas Kleiza, dviguba gynyba prieš jį, niekas nedengia Martyno Gecevičius, neįsivaizduojama iš tikrųjų situacija, kaip gali taip būti nusimušęs tas taikiklis, jog Martynas Gecevičius net nepataiko į lanką, nors buvo visiškai laisvas. O kanadiečiai demonstruoja, kaip reikia mesti iš toli, jeigu turi tokių progų. Lietuvos komanda pradeda šias rungtynes prastai ir pralaimi 4-15. Artėja pabaiga minutės pertraukėlė, labai reikalinga Lietuvos komandai, kuria kol kas nesėkminga šios dienos mačo pradžia. Na, priežastis, dėl kurios Lietuvos rinktinė pralaimi dabar 11 taškų skirtumų, yra labai paprasta. Lietuviai, kaip bebūtų keista, nepataiko iš 3 taškų zonos ir tai kartojasi jau antrą mačą iš eilės. Jeigu kalbėtumėm tik tai apie pasaulio krepšinio čempionatą, ko gero galim sakyti, kad kanadiečiai pasižiūrėjo vakarykštį mačą su Naująja Zelandija vaizdo įrašą, dabar rizikuoja būtent leisdami šaudyti Lietuvos rinktinės snaiperiams, tačiau neleisdami Lietuvos krepšininkams nardyti po savo baudos aikštelę. Linas Kleiza kol kas neturi jokių ypatingų galimybių, o štai Endis Rautinis galimybių turi ir jau pelnė 5.